Sveiki visi, tai aš Lukas ir šiandien pirmoji pamoka, kaip susikurti SAM serverį. Visų pirmiausia einame į internetą, suvedame samp.com, einame į downloads ir čia yra Windows server failai ir Linux server failai. Linux, tai jeigu dėsite ant hostingo, tai jie tik tada, o Windows, tai jeigu jungsite ant kompiuterio. Na, tai aš parsisiunčiau Windows server failus, iš tai čia vat, išekstraktiname į folderį, nes paskui po visą ekraną įsimėtys. Jeigu ekstraktinsime here. Štai mūsų serveris. Viskas. Ne, juokauju. Galime pasikeisti pavadinimą. Tutorial server. Atsidarome server.cfg failą. Tai yra pagrindiniai serverio nustatymai tokie. Pavadinimas, ercon, pasvardas, jį būtinai reikia pakeisti. Štai matote change me, nes kitaip neveiks. Na, pakeičiame į lengviausią. Toliau LAN mode. LAN mode 0, tai reiškia, kad jūsų serverio nematys internete. Jo negalės surasti, tik tai su IP galės prisijungti. O jeigu 1, tai galės rasti internetą ir didesnė tikimybė, kad daugiau žmonių. Žaidėjų skaičius darom 50, portas darom šius metus, tarkim. Pavadinimas tutorial server. Game modo pavadinimas tut game, tarkim. Filter skriptai visus trinam ir įvedam fsdebug. Fsdebug filter skriptas, su juom galima spavdintis mašinas, skinus keist, orą, laiką. Na, kuriant serverį jis tikrai padeda, bent jau man. Ir, man atrodo, čia viskas, užseivinami. Taip. Einam į filter scripts, pažymim viską su Ctrl+A, laikom Ctrl ir atžymim fsdebug. Delete viską. Paliekam tik fsdebug filter scriptą. What is this? Oh my god. Okay, let's go. Einam į game modes. Delete viską. Einame į Pavno, pasijungiame pagrindinę skriptinimo programą Pavno. Spaudžiame naują lapą, trinam čia viską. Viskas, kas yra už šito, neskaitom. Čia gali pasirašyti funkcijas, ten pavadinimus visokiausius, ką tik nori. Einam į, niekur neinam, šitą trinam. Va šitą įkelsi nuo if defined. Filter script, nes šis reikalingas tik tai, kai filter scriptą, kuriame mes kuriam game modą nuo 0. And if ištrinam, nes ten buvo to pradžia. Toliau galim pakeisti versiją, tarkim, v.0.1. Čia CJ skinas, add player class, 0 reiškis. Na ir game mode lyg tai ir viskas. Spaudžiam F5 arba F6 arba šitą arba šitą. Compile and run. Tai reiškia kompilius ir tikrins, ar nėra erorų. Jo, susirandame mūsų serverio failus, tutorial server. Game modes, būtinai čia reikia savi. Ir kaip mes ten buvom pavadinę? Tut game. Pavadinimas turi atitik nuo to server CFG failė pažymėto pavadinimo. Save. Štai erorų nėra. Jų ir neturi būti. Neįmanoma, kad jų bus naujam lape. Jo. Kaip sužinoti IPA? Paleidžiam serverį. Čia firewall užblokavo. Reikia allow access. Jo, einam į sampą.
ir mes nežinom, koks mūsų serverio IP'as, ką daryti. Einame į mano IP.lt ir štai jūsų IP'as. Jis privalo būti išorinis, jeigu vidinis, tai su paleidimu aš nežinau, kaip bus. Tikriausiai reikės programėlės Hamachi. Nors aš jos niekada nenaudojęs, tai net nežinau, kaip ją paleisti. Ja, nukopiname savo IP'ą, čia įdedame ir prirašome portą, tai yra 2.0.1.3, 2013, kaip mes ir pažymėjom, server CFG file. Ok, ir štai mūsų serveris. Galim prisijungti ir visai. Ir galim daryti, ką norim, jis bus visiškai tuščias. Na ir tik šioje pamokoje. Kitoje pamokoje mokinsiu scriptint. Basicus, karočią. Tai vienu žodžiu, laikinkit, subscribinkit, komentuokit, ką scriptint. Aišku, beginneriai tai tikriausiai norės, kaip ten pridėti skinų, mašinų ir taip toliau. Na, vienu žodžiu. Laikinkit, subscribinkit. Sudie.